Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kaip mūsų klientai skambina perpardavinėtojams ir sako, kad atvažiuos autopatikra, patikrins jūsų parduodamą automobilį. Ir jie sako, ne, tegul nevažiuoja, nes mes jų neįleisime į aikštelę, nes yra šarlatanai, aferistai ir nori jūs tik apgauti. O mes parduodam tvarkingus automobilius, tai jūs gali be jokių problemų atvažiuoti ir nusipirkti. Tai noriu paaiškinti, kas čia per situaciją. Dažniausiai atveju mes jau su jais būnam susidūrę. Ir ne vieną automobilį patikrinę. Ir jie varo vien lavonus, kurie yra su ženkliai didesnė realia rida, jie tik atsukę, defektų neremontavę, parduoda lelytę. Mes tokį automobilį patikrinę negalim rekomenduoti savo klientui pirkti, mes konkrečiai susakom, kas per defektą ir niekas jų nenori pirkti. Yra N perpardavinėtojų, kurie man tikrai nenori visiškai įsileisti į aikštelę. Nežino, kad mes nenupirksim, jau kokius ten 5 automobilius tikrinom ir jie jau numoja ranką, prarado viltį. Tai žodžiu, šiandien, kaip tik buvo toks atvejis, skambino aš tam pats perpardavinėtojui, po to sakau, davai darom taip, patikrinu aš tą automobilį ir tau atsiunčiau ataskaitą ir dar po to varom į autorizuotą atstovybę, jie patikrina ir sulyginam tas ataskaitas. Tai jis iškart, ne, ką aš čia nežaisiu jūsų vaikų žaidimų, nenori tiesiog rodyti, nežino, kad yra rimtų defektų ir faktas, kad ten lavonas. Nė vienas adekvatus perpardavinėtojas taip neselgtų. Jeigu tu parduodi normalų daiktą, tu nebijai, kad kažkas jį patikrins. O jeigu ten yra kažkokių rimtų defektų, faktas, tu bandysi išvengti, jeigu tu esi kažkoks sukčius aferistas. O jeigu nesukčius, tiesiai šviesiai pasakysi, kad yra tokie ir tokie defektai.